Brokerio pasirinkimas mikroinvestavimui. Labas! Šiandien kalbėsime apie brokerio pasirinkimą mikroinvestavimui. Investuoti nuo 1 ar 20 eurų per mėnesį, be didelių mokesčių. Palyginsiu 4 variantus. Freedom 24, Interactive Brokers IBKR, Revolut ir Trading 212. Trumpai parodysiu, kodėl pirmieji 3 netinka smulkioms sumoms ir kodėl galiausiai pasirinkau Trading 212. Jei esi pradedantysis ir tavo pirmoji investicijos suma šiuo metu yra 0 eurų, tu atėjai į tinkamą video. Mes pradėsime nuo 0 ir investuosime mažomis sumomis. Like ir prenumeruok, kad nepraleistum, ir pradedam. Kodėl brokeris svarbus? Mikroinvestavimas veikia tik tada, kai mokesčiai beveik nuliniai. Trumpai tariant, jei mokesčiai didesni už tą investiciją, tai ne investavimas, o labdara brokeriui. Jei perki už 10 eurų, o mokesčiai palyginus maži, 0,35 euro ar 2 eurai, vis tiek prarandi pinigus. Prarandi net iki 20 procentų. Jei investuosi apie 10 eurų. O jei investuosi 1 eurą ar 2, tai mokesčiai gali siekti ir 100 procentų. Todėl ieškojau brokerio su mažiausiais komisiniais. Palyginimas su konkrečiais skaičiavimais. Pirmas. Freedom 24. Už akcijas ir ETF-us paprastai ima apie 2 eurus. Antras. Interactive Brokers IBKR. Čia jau kainos truputį geresnės. Amerikos 0,35 dolerio. Dažniausiai JAV akcijoms ir ETF už sandorį eina. Jeigu norėsi į Europą investuoti ar į Europos ETF-ą, už sandorį jau reikės sumokėti 1,25 €. Tai mažiau, tai geriau, bet šita platforma yra labiau pritaikyta didesniems sumoms. Ir jinai yra labai sudėtinga. Tad geriau irgi palikti ją į šoną. Trečias variantas Revolutas būtų. Jeigu imtume silpniausią standart planą, kad nereikėtų nieko mokėti, tai turime tik vieną nemokamą sandorį per mėnesį. Po to jau reikėtų mokėti 0,25 procento arba dažniausiai minimum 1 eurą. Irgi nežymiai suma, bet mokėti reikia. Kadangi aš investuosiu mažomis sumomis, tai man kiekvienas centas svarbu. Todėl perinam prie kitos platformos, kurią aš ir pasirinkau. Ir pagaliau, Trading 212. 0 procentų komisiniai už visus akcijų, ETF pirkimus bei pardavimus. Nėra jokių mėnesinių limitų. Gali kad ir 100 kartų pirkti. Vis tiek mokėsi 0 procentų komisinių. Be to išėmimai, kaip ir įdėjimai, irgi nemokami. Tradinge ir viską pirksiu tik eurais. Kodėl eurais? O todėl, kad, kaip ir minėjau, kad man svarbus kiekvienas centas ir nenoriu jo niekam atiduoti. Nes jeigu pirksi ne eurais, reikės perkant sumokėti mokestį, keitimo mokestį. Ir čia nesvarbu, ar pirktum tradinge, ar freedome, ar IBKR, visur reikia mokėti. Tradinge nedidelis tas mokestis, 0,15 procento nuo investuojamos sumos. Kaip ir sakiau, pirksiu tik eurais, nes tada valiutos keitimo mokesčio nėra. Ir man bus paprasčiausiai 0 eurų. Tradingo grubiai skaičiavimai, kaip ir minėjau, investuosiu 1 eurą, mokesčiams 0 eurų. Investuosiu 2,5 ar 10, vis tiek bus tas pats 0 eurų. Palyginimas labai grubus būtų. Už vienkartinę investiciją Freedome mokėsiu nuo 2 eurų. IBKR mokėsiu 35 dolerio centus arba 1,25 €. Revolute pirmas mokėjimas bus nemokamas, bet jeigu daugiau norėsiu pirktis, tai jau reikės mokėti. Kadangi pas mane būtų mažos sumos, tai būtų apie 1 eurą. Tradinge 0 eurų. Kadangi man patinka Donaldas, aš pasilieku su Trading 212. Ne Trumpas, o Donald Duckas. Kaip pradėti? Pradėti bus labai paprasta. Tai bus aš viską žingsnis po žingsnio parodysiu jau kitame video, kai kartu su jumis sukursiu paskyrą Trading 212. Aš pats pradėsiu nuo mažos sumos ir kas savaitę investuosiu. Kiek tik galima minimaliai eurų. Net ir nuo 1 euro. Ir įrodysiu, kad viskas veikia. Taigi, mano pasirinkimas mikroinvestavimui 2026 metais
bus Trading 212. Dėl nulinių komisinių, galimybės investuoti nuo 1 euro ir paprastumo. Net jei dabar tavo kapitalas yra gražus, apvalus nulis. Freedom 24 yra BKR, kaip ir Revolut, tinka tik didesniems sumoms. Bet dažnam mikroinvestavimui Trading 212 yra aiškus nugalėtojas. O ką tu naudoji? Revolut, Tradingą, BKR ar kitą? Rašyk komentaruose. Trumpai, kitame video darome pilną realų žingsnį. Gyvai sukuriame Trading 212 sąskaitą nuo pat nulio. Parodysiu viską žingsnis po žingsnio. Bus su mažu siurprizu registracijos metu. Jei nori matyti visą procesą gyvai, like, prenumeruok, kad nepraleistum ateities video.